Surskiai, vat kaip jūs vertinate žymaus barzdoto politiko Gedimino Kirkilo tokią sentenciją, kad Gabrieliaus Landsbergio išrinkimas į partijos vadovus būtų katastrofa? Nu, žinot, aš vis atsakysiu, supratęs, puikiausiai jūsų klausimą, ką jūs čia mane klausėte, kad nereikia būti dideliu Kirkilu, kad suprastum, kad bus blogai. Čia užtenka būti Sysu ar Vėsaitė, kad suprastum visą šitą dalyką. Jeigu senelis įvykdė katastrofą su kolūkiais, reiškia, senukų tai tikrai persidos genetiškai. Nu, žmonės kalba, kad čia nieko tokio, yra dinastija, kartų ryšys, nu, va, buvo Džordžas Bušas senasis, po to buvo Džordžas Bušas jaunesnysis, nu ir ką, nieko, Amerika stovi. Čia kvepia viduramžiais. Aišku, tais laikais buvo žymiai paprasčiau. Reiškia, ką turim? Susikviečia Gediminas Algirdą ir Kęstutį, sako vienam, tu valdysi Rusus, nes tavo boba Rusė, o tu sėdėsi Trakuose, nes tau kibinai patinka. Nu ir viskas, ir buvo labai paprasta, bet Algirdas ir Kęstutis, tai matot, buvo sūnus, o ne anūkai. Ir vat jeigu mes norim vėl šitų viduramžių, tai logiška būtų į partijos vadovus statyti VV Landsbergį su visom jo gitarom ir garliavos romansais. Va taip. O čia dabar šokinėjimas gaunasi koks tai. Nu, bet žiūrėkit, yra daug irgi gražių pavyzdžių, va žiūrėkit, Azerbaidžanas, va kaip klesti. Nu, tai buvo Gaidaras Alijevas, perėmė Ilhamas Alijevas ir neabejoju, kad anūkas, vėl Heidaras Alijevas, vėl perims ir gerai valdys, nu, tokia graži rytietiška tradicija. Nu, tai vat net Alijevai nešokinėjo. Senelis, tėvas, anūkas. Labai graži tradicija, tai jeigu yra tradicija, tai reikia paisyti tradicijos, negali išmesti vidurinės grandies. Nu, o jeigu VV Landsbergis nenori? Nu, tai priverskim. Jeigu yra tradicija, turi eiti aukotis. A, kas čia noriu, nenoriu. Reikia, jeigu Kubilius suseno, tai turi eiti, bet padėjai gitarą į šoną ir eini valdyti konservatorių. Nedidelis ten kokybinis skirtumas jau nuo garliavos minios šiais laikais. Gal grįžkim prie Kirkilo apokaliptinių prognozių, kad Gabrielius Landsbergis bus konservatorių partijos pabaiga. Aš labai gerbiu žymų LDTP įžvalgininką Kirkilą. Aš gerbiu jį iki apsišokimo. Tikrai. Bet, matot, jo įžvalgos, jo prognozės pasiteisina, nu, tik tai tada, kai jos teigiamos. Sakė, kad krizės nėra 2008-aisiais. Ir nebuvo. O neigiamas prognozės geriau numato Butkevičius. Bet bėda ta, kad jis iki vakaro savo prognozėse persigalvoja. Pavyzdžiui, vat sakė, kad susijungsim štai su LDDpistais ir tapsim socialdemokratais. A vat susijungė su LDDpistais ir tapo LDDpistais.